Taigi šiandien noriu pakviesti mus prisiminti žodį apie Dievo karalystę. Mes žiūrėjom per šitą vietą, per kurią šiandien pažiūrėsim į Dievo karalystę prieš 1,5 metų, bet Viešpats kažkaip paragino mane vėl sugrįžti prie šitos temos ir padrąsino mane per Sigitą, nes jis praktiškai iš tų dalykų, apie tuos dalykus taip ir kalbėjo trumpai poreikių metu, bet pamatysim, kad ta pati mintis, ta pati dvasia, tas pats žvilgsnis, tarytum, šią valandą. Taigi, Dievo karalystė. Mes žiūrėsim į rašto vietą Evangelijoje pagal Matą nuo 4 skyriaus 23 eilutės. Dievas yra nepaprastai geras. Jis mūsų sukūrė visą šitą pasaulį. Iš Biblijos tekstų suprantame, kad tai, kaip Dievas padarė pasaulį, buvo labai gerai. Bet dėl žmogui suteiktos galios ir laisvės rinktis, galios veikti, nuspręsti, pasirinkti, daryti, kalbėti, kurti. Dėl tos laisvės žmogui atsirado galimybė ne tik tai gerą daryti, bet ir blogą. Ir kai žmogus nuklydo ir ėmė daryti ir blogą, tai tas gėris nebe taip lengvai įžvelgiamas darosi, kad Dievas yra geras ir viską padarė gerai. Bet jo gerumas tęsiasi tuo, kad jis atsiuntė savo sūnų išgelbėjimui kiekvieno, kuris tuo sūnumi tikės. Taigi Dievas viską padarė labai gerai, bet žmogus dėl galimybės rinktis, dėl laisvės rinktis, ką nori, atnešė į pasaulį ir blogio. Ir kad išvaduotų mus iš to blogio, kurio mes nenorime, kuris mus prislegia, kuris mus vargina, kuris mus gazdina, mus greuna, naikina ir veda ne tik į mirtį, bet ir pražūtį, jis atsiuntė savo mylimą sūnų. Kad kiekvienas, kuris juo tiki, nepražūtų, bet gyventų. Tikėti Jėzumi. Neužtenka tik žinoti apie Jėzų, būti girdėjęs apie jį. Neužtenka tik tai pasakyti, tikiu Jėzų. Reikia tikėti Jėzų, reiškia tikėti viskuo, ką jis kalbėjo, veikė, darė. Tai reiškia tikėti Jėzų. Tikėti Jėzų reiškia žinoti, ką jis kalbėjo, kokie yra jo žodžiai ir tie žodžiai mus gelbsti. Tėvas, Dievas atsiuntė savo sūnų išgelbėti kiekvienam, kuris nori būti išgelbėtas iš pražūties. O ji prasideda įvairiausiais būdais, ta pražūtis. Taigi, apie tą atsiųstą jo sūnų gelbėtoją mes skaitome Evangelijose, daugiausia juose parašyta. Nors visa Biblija kalba apie Jėzų Kristų, bet aiškiausias paveikslas to, kas jisai buvo, koks jisai buvo ir ką jis kalbėjo, kokie tie žodžiai, kurie mus gelbsti, yra užrašyti Evangelijose. Ir štai mes šiandien skaitome ištrauką apie tai, ką Jėzus darė ir kalbėjo. Štai nuo 23 eilutės 4 skyriuje. Jėzus vaikščiojo po visą Galilėją, tai yra tuometės žydų valstybės dalis, apskritis, jeigu mums būtų aiškiau, mokydamas sinagogose, skelbdamas karalystės evangeliją arba gerąją naujieną ir gydydamas žmonėse visokias ligas bei negalias.
3 esminiai tarnavimai, kuriais jis tarnavo, kaip pakilo su dvasios jėga liudyti Dievo valios. Mokino sinagogose žmonės, skelbė, prisiartino Dievo karalystė ir gydė žmonių ligas ir negalias. Mokymas tai yra nuoseklus, pakankamai smulkmeniškas išdėstymas Dievo požiūrio į mūsų gyvenime esančius dalykus. Skelbimas, kad Dievo karalystė prisiartino, yra milžiniška naujiena jau vien ta prasme, kad žydai buvo karalystė, užimta kitos karalystės, Romėnų imperijos. Ir čia žinia prisiartino dar Dievo karalystė. Ant kiek jinai reali, ant kiek jinai tikra, kad Jėzus patvirtintų, kad jo žodžiai nėra tušti žodžiai, tik idėja, tik filosofija, daro ženklus ir stebuklus, gydo žmonės. Tam, kad patikėtų, jog mano žodžiai, kuriuos aš jums kalbu, nėra iš piršto laužti, tik tuščia filosofija. Išgydo aklus, kurčius, apsėstus, paralyžiuotus, numirusius prikelia. Bet pagrindė tai daro tam, kad žmonės atkreiptų dėmesį, mano žodžiai netušti. Už jų tikrai yra Dievo karalystė. Jie yra tikrai Dievo karalystė. Ir jis mokina apie ją ir daro ženklus ir stebuklus, kad pasakytų, tikrai Dievo karalystė atėjo pas jūs. Ir štai žydai turi savo karalystę. Yra Romėnų imperija, kaip karalystė ištisa imperinė. Ir dar čia viena prisiartina. Aplink jį esantys žydai, girdėdami jo pagrindinę žinią, mes Evangelijose girdim, kad pagrindinė žinia, kurią Jėzus pradėjo skelbti, tai kad prisiartino dangaus karalystė. Klausė jo, tai kada jinai galų gale ateis? Koks čia bus tas ženklas? Ir jisai aiškina, sako, ji neateina regimai. Ji jau yra. Niekas nepasakys, kad ji ten ar ten, bet jau yra tarp jūsų. Ir gali būti jumyse iš tikrųjų. Pati potekstė. Ji prisiartino ne tam, kad prisiartinusi būtų šalia kur nors, bet tam, kad kiekvienas galėtų įžengti į ją. Dievo karalystė prisiartino, skelbė Jėzus Kristus, kad patikėtų, jog ta žinia tikra, darė stebuklingus darbus, kurio joks žmogus iki jo nebuvo daręs tokiu masteliu. Ir po jo tokiu masteliu vos vienas kitas buvo, kas darė tokius dalykus, bet jo vardu jau. Taigi jis kalba realų dalyką apie realią karalystę, Dievo karalystę, Dievo karalyje, Dievo karalystės valdžia, Dievo įstatymas ir visa, kas telpa karalystėje, prisiartino prie jūsų, sako Jėzus. Ir kitoje Evangelijoje mes skaitom, Jėzus sako, aš esu vartai. Jono Evangelijoje 10 skyriuje mes skaitom Jėzaus žodžius, Jėzus liudijo vaikščiodamas, vartais esu aš. Tais vartais į tą karalystę esu aš. Niekas kitaip nenueina pas tėvą arba niekas kitaip neįeina į dangaus karalystę, kaip tik per mane. Dabar, kai mes kalbam apie tuos vartus, tai jau mums tas vaizdinys turbūt kiek kitoks apie vartus yra, bent jau mūsų šalyje gyvenant varteliai, didesni vartai, metaliniai, mediniai, nesvarbu, dar kažkokie. Bet Jėzaus dienomis, kai jis kalbėjo apie vartus, greičiau tai buvo miesto vartai. Senovėje Jėzaus dienomis miestai buvo didesni miestai aptverti tvoromis, mūrinėmis, akmeninėmis, didelėmis, galingomis. Ir tie vartai nesiauri buvo. 2, 3, 4, 5 metrų didžiuliai, aukšti ir storų tose sienose mūrinėse praeiti reiškia. Ir Jėzus sako, aš esu vartai.
kas įeis per mane ir išeis ir ras savo ganyklą. Jis kalba apie Dievo karalystę. Kas įeis per mane ir išeis, jis neturi omeny paliks jį, bet per jį pereis ir įeis į kažką kitą. Įeis, sako, kas per mane įeis ir išeis, nes aš vartai ras savo ganyklą. Ir jis dabar tuo tokiu įvaizdžiu, ganomų gyvulių įvaizdžiu, kalba apie tai, ką žmogus patirs įėjęs į dangaus karalystę. Taip kaip gyvūnas, tas ganomas gyvulys, ar avis, ar galvijas randa ganyklą ir po to žodžiu slypi, kad jam gera ten gyvūnų yra gausu, pašaro, kažkur vanduo teka ir ramu, ganytojas šalia, saugu, ramu, gražu. Taip panašiai žmogus patirs va tą gyvenimo pilnatvę, per mane įėjęs į tą dangaus karalystę, ras savo ganyklą, tai gyvenimo pilnatvę atras. Taigi pagrindinė žinia Jėzaus, jis skelbė, jog dangaus karalystė prisiartino. Ne tam, kad prisiartintų, bet tam, kad kiekvienas norintis į ją galėtų įeiti. Kaip mes įeisime, jo klausia, kada tai pasirodys? Regimai sako niekuomet. Tai kada mes čia įeisime? Kiekvienas, kuris mane priima, įeina. Eina per tuos vartus į tą karalystę ir išėjęs ganyklą randa. Kur ta ganykla? Toliau mes skaitom, net visoje Sirijoje pasklido apie jį garsas. Reiškia, šalia Izraelio karalystės, šalimais kita karalystė Sirijos tuo metu egzistavo. Ir toje šalyje žmonės apie jį išgirdo. Žmonės neždavo pas jį sergančius, įvairiausių lygų bei kentėjimų suimtus, demonų apsėstus, nakvišas, paralyžiuotus, o jis išgydydavo juos. Paskui jį sekė ištisi pulkai žmonių iš Galilėjos, Dekapolio, Jeruzalės, Judėjos ir už Jordanės, iš aplinkinių sričių. Ir skaitydami tas liudijimus apie tai, kaip Jėzus padaugino duoną, mes galim pabandyti įsivaizduoti, kokie tie pulkai, kokie tie būriai žmonių sekė paskui jį. Kiek jis pamaitino vieną kartą? 5. Kitą kartą kiek? 4-5 tūkstančiai vien tik vyrų, sako. Iš kur jie žinojo, Jėzus sakė jiems susodinti po 50 būriais. Ir jie turėjo progos matyti, paskaičiuoti maždaug, tai kiek čia tų žmonių yra. Ir sekė būriai žmonių, tai jau vien vyru apie 5. Nu, va, tokios gali būti iki 10. Nu, tai gali būti, nu, gal labiau vyrai, daugiau gal jų sekė, nu, bet 5, 6, 7 tūkstančiai, miniaus iki 10 tūkstančių žmonių seka jį. Ir jis mato, ir mes skaitom, matydamas mines, čia jau mato Evangelijoje 5 skyriuje, matydamas mines, Jėzus užkopė į kalną ir atsisėdo. Ir čia, kadangi žinome, kad Evangelija pagal Matą buvo nutaikyta žydiškai auditorijai, žydams, hebrajams, kurie girdė apie Jėzų Kristų, įtiki jį, girdė apie jį, kad paliudytų, kad tai yra tas, apie kurį pranašai kalbėjo šimtmečius ir tai yra užrašyta Senajame testamente. Ir Jėzus užkopė į kalną ir atsisėdo, kaip jo tolimas protėvis Mozė kopė į kalną pas Dievą. Kalnų viršūnės buvo sunkiai pasiekiamos tais laikais, ne taip kaip šiandien. Ir ten žmonės daug įsivaizdavo, kad kažkur ten Dievas jau prasideda. Ten Dievo vietos jau prasideda viršūnėse, kur žmogui nepasiekiama. Kaip Mozė užkopė pas Dievą, klausyti jo žodžių, kad užrašytų juos, Dievo įsakymus, taip Jėzus užkopė į kalną, matydamas mines ir atsisėda. Kaip Mozė paliko kalno papėdėje minę Izraelio tautos išvestą iš Egipto vergovės, taip čia iš vergovės išlaisvinti žmonės, o tos minios
jas matydamas, jis užlipa ant kalno ir atsisėda. Apie Mozę nepasakyta, kad kalne atsisėdo, bet labiau sakoma, kad Dievas nužengė ant kalno kalbėtis su Moze. Ir čia, kai sako apie Jėzų, jis užkopė į kalną ir atsisėdo, tai apeliuoja į tai, kad jis praktiškai į Dievo vietą atsisėdo, kaip Dievas. Ant kalno viršaus atsisėdo, apačioje minios žmonių. Prie jo prisiartino mokiniai, panašiai kaip Mozė su vyresniaisiais prisiartino, po to atskirai jau vienas Mozė išvis tik tai lipo pas Dievą, čia jau mokiniai. Ir atvėręs lūpas jis mokė. Ir tie žodžiai tokie paprastučiai, bet apeliuoja į tą Dievo žodį, kurį pats Jėzus kalbėjo. Žmogus gyvas ne viena duona, to fizinio maisto, bet ir kiekvienu žodžiu, kuris išeina iš Dievo lūpų. Ir va šitie žodžiai Jėzus užkopė ant kalno ir atsisėdo. Atvėręs lūpas jis mokė. Tai apeliuoja į patį Dievą, kad Dievas kalba žodžiu žmogui, kurie teikia gyvenimą. Žodžius, kuriais maitindamasi žmogus gyvens. Gyvas bus. Ir štai atvėręs lūpas jis mokė. Palaiminti turintys vargdienio dvasią, jų yra dangaus karalystė. Ir mažas kontrolinis darbas, koks yra žmogus vargdienis savo dvasia. Kas pasakysit? Nesijaučiantis viską gyvenime pasiekęs. Gali būti ir taip, viena iš dalyvių to. Išplėstinis buvo žmogus, kuris jaučia savo padėtį, tokią vargšo padėtį, kuriam reikalinga pagalba. Taip, toks, sakyčiau, plačiausiai apibūdinami. Tame ir tai bus tame, taip. Bet mes šiandien skaitydami šitą vietą galim pažiūrėti ją taip. Kadangi žydų tautoje buvo toks įprotis, pasakius kokį nors vieną dalyką, jį pakartoti mažiausiai dar kartą. O jeigu labai svarbu, tai dar ir trečią kartą, bet pasakant kitaip. Dėl to mes skaitome patarlėse, tai labai išryškėja. Ne, tas ir tas panašus į tą ir kaip į tokį dar. Ir dar taip pasako, ir dar taip pasako. Žydų literatūroje, toje Biblijoje, labai tai yra ryšku. Ir jeigu per šitą prizmę pažiūrėtume šitos Jėzaus žodžius, dabar visą šitą vadinamą kalno pamokslą, tai mes galėtume daryti tokią prielaidą, kad tai, ką Jėzus sako toliau, yra išplėtimas, kas yra ta vargdienė dvasia, koks tas žmogus su vargdieniu dvasia. Bet dar mes neskubėkime į priekį. Palaiminti turintys vargdienio dvasią, jų yra dangaus karalystė. Taigi, Kristus, Dievo atsiųstas gelbėtojas kiekvienam žmogui, kuris tik norės būti Dievo išgelbėtas. Ne tik po prisikėlimo amžinajam gyvenimui, bet ir čia išgelbėtas iš to, iš ko jis norėtų būti išgelbėtas. Iš sielvarto, iš baimės, iš skausmo, iš ligos, iš ko tik bepaimsi, kas žmogų prislegia ir vargina. Palaiminti turintys vargdienio dvasią, jų yra dangaus karalystė. Paskelbęs, kad tai jis yra vartai į šitą karalystę, per jį ir per nieką kitą jog žmogus neįeis į dangaus karalystę, niekaip kitaip, jis skelbia toliau, sako, mokina jau, nes atvėręs lūpas jis mokė. Skelbė gerąją žinią, prisiartino dangaus karalystė. Ir pradėjau mokyti, kaip jinai prisiartino, kam jinai prisiartino. Ir jis išsako pirmą mintį, atvėręs lūpas,
Palaiminti turintys vargdienio dvasią. Jų yra ta karalystė, kurią aš skelbiu. Reali karalystė. Ateinanti neregimai visų pirma, bet ateinanti į kiekvieno žmogų, galinti ateiti į kiekvieno širdį. Taigi, kas yra ta vargdienio dvasia? Nes jai yra skirta dangaus karalystė. Taigi Dievas siuntė išgelbėjimą kiekvienam, kuris turės vargdienio dvasią, bus gelbstimas. Ir tas išgelbėjimas yra Dievo karalystė. Na gerai, žydai buvo karalystė. Jie turėjo savo karalių, nors ir priklausoma nuo Romos imperatoriaus, Romos statytinis buvo, bet jie dar ir didžiavosi tuo, kad vis dėlto nors mes ir okupuoti Romėnų imperijos, bet vis tiek esam karalystė, turim savo karalių, turim savo įstatymą, dievogarbą visą. Buvo Romėnų imperija, kuri turėjo savo įstatymus, įsakymus, potvarkius. Ir dar prisiartino viena dangaus karalystė. Ir Jėzus sako, kiekvienas, kuris turi vargdienio dvasią, jam jinai skirta. Aš esu vartai į tą karalystę ir kiekvienas norintis gali į ją įeiti. Koks tas vargdienis? Vienas iš jų. Ir jeigu turėsim minty tai, kad Jėzus laikosi to žydiškos tradicijos, jis paaiškina, ne vieną kartą paaiškina, ką norėjo pasakyti, kitais žodžiais paaiškina. Palaiminti liūdintys. Kas bus jiems, kai dangaus karalystė jie įeis per mane? Jie bus paguosti. Niekas didesnės paguodos neatras, kaip tas, kuris įeis į dangaus karalystę. Ne tada, kai numirs ir prisikels, bet dabar ji prisiartino ne tam, kad kai numirs žmogus įeitų į ją, ji prisiartino, kad ji dabar, kad žmogus į ją dabar įeitų, o kai jinai regimai ateis, kad gautų ir kūną tinkamą jai, kai ji regimai ateis, kai viskas bus atnaujinta. Bet karalystės tvarka, įstatymai, nuostatai, dvasia turi būti priimti dabar. Su šita karalystė turi būti sutarta dabar. Susitarta, suderėta, į ją įeita turi būti dabar širdimi. Taigi, šita karalystė yra skirta vargdieniams, turintiems vargdienio dvasią. Vienas iš vargdienio požymių - liūdintis. Kad mes atskirtume geriau, kas čia apie ką liūdi, prisiminkim kitokią žmonių grupę, kuri skatina džiaukimės, valgykime ir gerkime, kaip skaitome testamente, nes rytoj mirsime. O toks lengvabūdiškas požiūris į gyvenimą, čia toks labai plačiausia prasme, reiškia, kokia priešingybė liūdinčiam būtų. Tai tas, kuris sako, ko čia liūdėti, linksminkim ir gerkim, valgykim, linksminkimės, nes tuoj mirsim, rytoj mirsim, tai švęskim. O ką liūdintis? Liūdintis mato, vargas. Man vargas. Kažkam kitam, kažkokiam tautom ir taip toliau, ir taip toliau. Kur rasti paguodą? Tai žmogus, vargdienio dvasios žmogus, tai liūdinti žmogus, kuris blaiviai žiūri į gyvenimą, mato, kiek daug vargo, skausmo, neteisybės ir jis liūdi, kur pasiguosti dangaus karalystė. Ji paguos jį. Kaip? Kas yra ta dangaus karalystė? Pats viešpats. Kas viešpats yra? Dievo žodis, siųstas žmogui išgelbėti. Žodis išgelbės žmogų. Dievo žodis. Kas paguos liūdintį? Žodis, kuris suteikia tokią viltį, kurios niekas daugiau šitam pasaulyje negali suteikti. Taigi, vienas iš vargdienio dvasios apibūdinimų liūdintis.
dėl daugelio dalykų. Įėjęs į dangaus karalystę bus paguostas. Ir kiekvieną kartą įeiname į ją per Jėzų Kristų. Tai yra per Dievo žodį, niekaip kitaip. Jame žodyje atsiskleidžia visa Dievo karalystė. Kas nori būti paguostas, te žengia į dangaus karalystę. Koks dar yra vargdienio dvasios žmogus? Taigi dangaus karalystė ateina kaip paguoda žmogui liūdesyje. Paguoda, kokios niekur kitur žmogus negali rasti. Palaiminti romieji, jie paveldė žemę. Čia ta pati kalba, mes šiandien darom prielaidą, kad Jėzus aiškina, kas yra vargdienio dvasia, kuriai tinkama dangaus karalystė, kuriai yra skirta dangaus karalystė, tai romieji. Ir čia labai gražiai skaitė Sigitas, į tą ištrauką aš paskaitysiu dar kartą. Trisdešimt 37 psalmė. Nuo 7 eilutės. Ir čia yra kalba apie romų žmogų, kuriam skirta dangaus karalystė. Būk kantrus ir lauk viešpaties. Neapmaudauk dėl to, kuriam viskas sekasi. Dėl žmogaus puoselėjančio piktus kėslus. Susilaikyk nuo įniršio. Atsisakyk pykčio. Neapmaudauk, nes tai tik į piktą veda. Nedorėliai bus pakirsti, o tie, kurie laukia viešpaties, paveldės žemę. Dar valandėlį ir nedorėlio nebebus, žvalgysis po vietą, kuris buvo, bet jis jau bus dingęs. O romieji paveldės žemę ir gėrėsis gausia gerove. Dabar va čia galim truputį pradėti matyti tą skirtumą tarp Dievo karalystės ir pasaulio karalystės. Jeigu prie liūdinčių žiūrėjom skirtumas, kuris gyvena šio pasaulio karalystėje, jis sako linksminkimės, nes taip mirsim, nėra kada čia liūdėti. Nėra rimto tokio požiūrį į gyvenimą, yra toks norėjimas paviršutiniškai slysti gyvenimu. Romieji paveldė žemę. Šitame pasaulyje manoma, kad stiprieji paveldė žemę, aršieji, agresyvieji, drąsieji, kokie dar tik nori paveldė žemę. Bet Dievo karalystėje skamba taip. Romus žmogus paveldės žemę. Anksčiau ar vėliau Dievas atnaujins šitą žemę. Ja paveldės romieji, ne aršieji. Visi aršieji bus pakirsti ir pražus. Romieji paveldės. Tai iš pradžių atrodo, kad romus tai jis per jį lips visi ir visa kita, bet viešpats padarys, jis paveldės žemę ir gėrėsis apstybės gerumu, tuo gyvenimo apstybė. Taigi vargdienio dvasios žmogus tai yra romus žmogus, kuris laukia viešpaties pasitikėdamas. Viešpats yra geras, jis aprūpins. Anksčiau ir vėliau jo aprūpinimas ateis. Svarbu, ką pasirinksi. Niršti, pykti, pavydėti, nekęsti, ar rinksiesi mesti šalin šitos dalykus ir romiai laukti viešpaties, einant savo gyvenimo keliu. Ir jis atneš pilnatvę. Toliau viešpats kalba, kas yra tas vargdienio dvasios žmogus, kuriam yra dangaus karalystė. Palaiminti alkstantis ir trokštantis teisumo. Ir čia vėl graži nuoroda į Seno testamento tekstą. Izaijo knygoje 55 skyrius.
Nagi visi, kurie trokštate, ateikite prie vandens. Apie kokį vandenį ir kokį troškulį čia kalba? Apie gyvenimo troškimą. Žmogus kiekvienas trokšta gyvenimo pilnatvės. Kad jo netrikdytų kažkas, tai nespaustų kažkas, tai nedraskytų jo širdies, neslėgtų jo, negazdintų jo gyvenimo pilnatvės. Kurie trokštate, ateikite prie vandens, net jei neturite pinigų. Ateikite, pirkite duonos ir valgykite. Ateikite, pirkite vyno ir pieno be pinigų ir be kainos. Kol kas lyg tai neaišku, apie ką čia šnekama. Kodėl mokate už pinigus tai, kas nėra duona? Kodėl mokate pinigus už tai, kas nėra duona? Ir atiduodate uždarbį už tai, kas nepasotina? Dabar jau darykim tokią prielaidą, kad čia mokam, kad kažkas palinksmintų, kažkas pašnekėtų, padarytų. Taip, toliau žmonės, reiškia, gerai, bet kas nepasotina? Paklausykite manęs ir valgysite tai, kas gera. Ir čia jau pradeda atvirom kortom šnekėti. Paklausykite manęs, Dievo, ir valgysite tai, kas gera. Gardžiuosite skanėstais. Ateikite pas mane ir rūpestingai klausykitės, kad turėtumėte gyvenimą. Taigi, kas trokšta? Palaiminti alkstantys ir trokštantys teisumo, jie bus pasotinti. Ką, ten nesiplėskim. Alkstu ir trokštu teisumo, iš kur jo gauti? Čia toks vidinis dalykas, subtilus, bet žmonės jo trokšta. Yra teisūs dėl to, kad turi daug pinigų, yra teisūs dėl to, kad turi namus didelius, yra teisūs dėl to, kad užima tam tikrą postą, yra teisūs dėl to, kad jų vaikai sėkmingi, yra teisūs dėl to, kad jie, apskritai pasitikė savimi, viskas yra gerai, bet Dievo akyse tai nieko nereiškia kol kas. Tikrai teisumo žmogus įgyja iš viešpaties ir jo karalystėje tai yra. Trokštantis ir alkstantis. Kas trokšta ir alksta? Teisumo, kuris nepriklauso nuo to, ką turi, kuo esi, ką užimi, apart nuo to, kas esi Dieve. Taigi vargdienis savo dvasia trokšta, alksta teisumo, kuris pasotinamas dangaus karalystėje, kaip į ją įeina per vienintelį Jėzų Kristų, per Dievo žodį. Eidamas per Dievo žodį įeina ir randa savo ganyklą. Palaiminti gailestingieji, jie susilauks gailestingumo. Taigi vargdienio dvasia yra gailestingo žmogaus dvasia. Jie patys susilauks gailestingumo. Parodyti gailestį, suprantat, ir klystančiam, ir klumpančiam, ir nesuprantamam, ir nepažįstamam. Kur susilauks gailestingumo? Dievo karalystėje garantuotai. Palaiminti tyra širdžiai, jie regės Dievą. Kokia yra vargdienio dvasia? Tyra širdis, tyra dvasia. Kad aiškiau suvoktume, tik prisiminkim, reikia prisiminti, pažiūrėk, tyras vanduo, permatomas. Tyra širdis. Tame vandenyje nėra nieko paslėpto, nieko nešvaraus, netyro, nieko pavojingo, viskas matoma ir perregima. Tokia širdis tyra. Joje nėra klastos, nėra kažko tai paslėpto, tamsaus, neperregimo. Dievui viskas permatoma, pažiūri į tokią širdį, jį permatoma. Dievo akivaizdoje jo šviesa praeina per viską ir čia nėra nieko. O jeigu yra, tai tas, kas eina Dievo akivaizdon ir atveria savo širdį, jo šviesa paverčia viską šviesa. Viską nušviesdama. Perskrodžia ir padaro tyrą.
Kur tai yra? Dievo karalystėje. Tai ką tyra širdis patirs? Regės Dievą Dievo karalystėje. Ne fizinėmis akimis, širdies akimis. Regės Dievą. Tai netušti žodžiai. Tai, ką mes kalbam, išgyvenu Dievą. Patiriu Dievą, jo artumą. Tyra širdis. Regės Dievą. Dangaus karalystė tai atneša. Joje regės toks žmogus Dievą. Palaiminti taikdariai. Jie bus vadinami Dievo vaikais. Taigi vargdienis dvasia žmogus yra taikdarys. Kaip greičiausia atpažinti taikdarį visų pirma iš to, ką jis kalba. Nes Jėzus kalbėjo, lūpos kalba tai, ko pertekusi širdis. Kas pertekęs netaikdariškos dvasios, tas kalba apie karą. Keršysim, neužmiršim, kariausim. Padarysim viską, kad duotume tinkamą atkirtį. Taikdarys kalba apie taiką. Aš noriu taikos, aš siekiu taikos, ne karo. Aš nekariauti noriu, aš taikiai. Kiek nuo jūsų priklauso, taikiai sugyvenkite su visais žmonėmis. Kiek nuo jūsų priklauso. Mums neužkariamas tas uždavinys, nepakeliamas su visais taikiai sugyvenkite. Ne. Kiek nuo jūsų priklauso su visais. Kiek nuo mūsų priklauso. Kad ne aš būčiau karo iniciatorius, ne aš būčiau karo tęsėjas, bet kad ties manimis baigtųsi, kad aš kalbėčiau ne apie karą, o apie taiką. Taikdarys. Kristus didžiausias taikdarys, didžiausias pavyzdys, jis sutaikino visus su Dievu. Jis sutaikina visus su Dievu. Jis yra priežastis susitaikyti kiekvienam su Dievu. Palaiminti persekiojami dėl teisumo. Jų yra dangaus karalystė. Ir tarsi apibendrina. Pradėjo nuo dangaus karalystė. Kieno yra dangaus karalystė? Turinčių vargdienio dvasią. Tai yra liūdintys, romūs, alkstantys ir trokštantys teisumo, gailestingi, tyraširdžiai, taikdariai. Palaiminti taikdariai, jie bus vadinami Dievo vaikais. Ne aršieji, ne stiprieji, taikdariai. Palaiminti persekiojami dėl teisumo, jų yra dangaus karalystė. Dėl kokio teisumo? Dėl to, kurį vienas viešpats suteikia. Dėl to, kad mes esam teisūs šitame pasaulyje, tai mūsų niekas nei persekioja, nei labai jau ten aukština. Na, esam teisūs šio pasaulio akyse, bet už ką dabar persekiojami dėl teisumo? Jų yra dangaus karalystė. Kristaus teisumas sako, kad nei vienas savo jėgomis negali būti žmogus teisus. Ir kai mes taip gyvename, taip kalbame ir taip elgiamės, nori, nenori sulauksim persekiojimo. Nesąmonės jūs čia šneka. Yra gerų žmonių, kurie nei Dievo nereikia. Jie puikūs, šaunūs, gražūs, gerbiami, mylimi ir ką tu jiem prikiši. Bet į Dievą jie nesikreipia. Dievui dar pagrumoja. Palaiminti persekiojami dėl teisumo. Jų yra dangaus karalystė. Toks yra vargdienis savo dvasia. Persekiojamas dėl teisumo. Palaiminti jūs, kai dėl manęs esate niekinami, persekiojami, bei meluojant visaip šmeižiami. Būkite linksmi ir džiūgaukite, nes jūsų laukia gausus atlygis danguje. O dėl Kristaus. Dievo karalystė atėjusi, kad kiekvienas norintis į ją įeitų, mus išskiria iš šio pasaulio. Ir išskiria taip stipriai, kad pasaulis praktiškai šaiposi ir nekenčia.
jeigu jaučia tą skirtumą. Ji tokia reali, bet ji tokį palaiminimą teikiantis dalykas žmogui, bet tenka mokėti už ją kainą. Nebūsim suprasti, jeigu iš tikrųjų seksime Kristumi. Šio pasaulio žmonių nebūsim suprasti. Neturėkim tų iliuzijų. Nesupras, kaip čia jūs taip. Reikia gintis, o jūs romus. Reikia džiaugtis, o jūs liūdite. Ir taip toliau, ir taip toliau. Ir iš kur tas jūsų teisumas? Iš Viešpaties. Nieko nematom, nieko negirdim, nieko nežinom, o jūs vis tiek teisūs. Na taip. Būkite linksmi ir džiūgaukite, nes jūsų laukia gausus atlygis danguje. Juk lygiai taip kadaise buvo persekiojami ir pranašai. Ir pradėjęs tokį mokymą apie dangaus karalystę, tokį labai apibendrintą visose kituose skyriuose, eilėje skyrių, jis eina į didesnės smulkmenas, Viešpats mokydamas apie dangaus karalystę. Bet pati pradžia yra apie tai, kad dangaus karalystė prisiartino, Jėzus atneša šitą žinią ir sako, aš esu vartai, per mane įeisite, per Kristų, per Dievo žodį įeinama į ją. Eina į ją kiekvienas, kas nori. Kiti Jėzaus žodžiai sako, ir kiekvienas, kas išgirdo, grobia tą karalystę, veržiasi į tą karalystę arba grobia ją savo tą karalystę. Kaip ją grobti? Čia labai tokiu stambiu masteliu jis parodo, kam priklauso, kieno yra dangaus karalystė. Liūdinčių, romiųjų, alkstančiųjų teisumo, gailestingų, tyraširdžių, taikdarių ir persekiojamų dėl teisumo. Jų yra šita karalystė. Reali karalystė, kur gyvenam mes, kur gyvenu aš. Kartais būna viena koja žengiu į pasaulio karalystę ir pykstu ir nirštu, pavydžiu ir graužiuosi. Kai susiprantu, gręžiuosi į žodį ir einu per tos vartus į kitą karalystę, kuri yra visai kitokia ir kurioje didžiulis atlyginimas žmogui, kiekvienam. Taip mes gyvenam, mokinamės ir ragaujame šio pasaulio karalystės ir pasaulio ir Dievo karalystės. Kur norim pasilikti, mums kiekvienam pasirinkti. Kokią norim paveldėti karalystę. Tokioje turime ir gyventi. Tokią turime priimti. Kalbame ne apie įstatymus šio pasaulio potvarkius, bet apie giliausius moralinius dalykus.